Labas rytas, šiandien yra penktadienis ir 5 vlogmas diena. Ar jau įpratot matyti mane tokia visa susišiaušusi rytais? Tai aš vakar buvau tame Sadguru, tose mokymuose pirmoji dienoj. Tai naktį Sadguru sapnavau. Tokie įdomus jausmai, vėliau pasidalinsiu. Pati programa labai patinka, bet mokytoja nelabai patinka. Bet čia gal mano ego lenda, nežinau. Tai žodžiu, bidonai, patrauk savo užpakalį. Turim vokelius, šiandien duosime vaikams lipdukus, tokius kalėdinius. Tai dedam. Netelpa. Ir šiandienos lipdukai tokios dovanėlės. Šiaip biški nugaras skauda, nes vakar kokį 5 minučių prasidėjau lotuso pozui, ko man biški koja užtirpo, pakeičiau pozą, bet vis tiek. Reikėjo ilgai sėdėti. Nu, katinė. Nu tai labas dar kartą. Jeigu mano šunys los, nekreipkite dėmesio. Aš nežinau, ar čia man po vakar tų Sadguru mokymų, aš vėliau papasakosiu atsisėdus. Aš manau, kad jo, kad man čia susiję yra. Palaukit, man reikia kojas perkelti. Aš šiandien jaučiuosi ne tai, kad išsiblaškius, bet turbūt išsiblaškius. Atrodo, visiškai galva nedirba. Ryte aš nufilmavau tą pirmą, ten ryte, kur dovanėlės dedu. Ir po to mano vaikai išpakuotas dovanas. Ir aš sakau, irgi nufilmuosiu, nes jos labai laimingos ir jos buvo apsirengusios abidvi, nes dažniausiai jos būna tokios nelabai apsirengusios, tai aš negaliu filmuoti. Ir ieškau kameros, nerandu nieko. Išnyko kamera. Ir aš neatsimenu, va tas baisiausias jausmas. Aš žinau, kad aš filmavau, žinau, kur filmavau, nežinau, kur pasidėjau, ieškau, niekur nerandu. Tai po to grįžus aš radau, kad buvo ant sofos palikus. Va pas mus yra berželis, man čia Lietuva primena. Meksė. Ir dabar aš jau uždėjau šunim pavadėlius. Manęs šiandien vargšelį ilgai laukia. Biškį aš juos pakankinau, nes ryte padariau kortų skaitimus. Man, kad savaitgalį būtų ramu. Einam. Ir žodžiu, jau mes eisim. Palaukit, man reikia šunį dabar. Kakoja. Na, žodžiu, jau šunis laukia, eisim į lauką. Ieškau namų raktų, niekur nėra. Aš visą laiką dedu, ten tokia yra prie batų spintos, tokios kišenės, ten galima, mes pasidarėm pasikabinti. Ir nėra. Visur ieškau. Ir neatsimenu, kur padėjau. Neatsimenu pačią faktų, kaip aš atrakinau duris. Žinau, kad buvo raktai. Žinau, kad dėjau į namus. Negi žiūrėjau duryse, gal aš laukiniai pusėj palikau, nes tai buvo mano vyras, yra porą kartų palikęs. Aš tokia, kaip, kur, ten gal radau, kažkur įmečiau. Tai man toks labai keistas šiandien jausmas, žiauriai keistas. Aš manau, kad mane ten stipriai jau pradėjau purtyti ir mano labai stipriai supurtas. Taip, aš nusimsiu akinius, kažkaip labai keistai atrodo dabar, nes man ta plaukai šiandien tokia susišiaušia. Tai aš žodžiu vakar, kai ten nuvariau ir aš įsivaizdavau, kad ten bus belia kiek žmonių, nes yra Sadguru ir Stambulas daug žmonių ir užsieniečių. Aš maniau, bus labai daug užsieniečių, aš buvau viena užsienietė, man buvo labai tas keista. Ir aš ten, kai ėjau, ačiū Dievui, čia netoli mūsų rajone realiai, tai tas gerai yra. Nuvažiavom per 15 minučių, nuvežė mane šeimyną, nes maniau, gal tai nebus kur parkuotis, bet ten yra pilna vietos, tai aš jau šiandien pati važiuosiu. Ir aš ten, kai ėjau, aš jau maniau, ten visi angliškai kalbės, ten labai daug turkų buvo, nes jie yra savanoriai. Ir aš ten nueinu, ten, jogi, nelauk taip garsiai. Ir ten buvo gal maks, kiam žmonių, kiam tiek 40 žmonių nebuvo, ta prasme, gal su tais visais savanoriais buvo 40, maždaug, tai labai nedaug.
Nes aš galvoju, aš ten pati turbūt į visus dairysiu, tokie įdomus žmonės, tokie kitokie, gal užsieniečiai, o aš taip sėdžiu, tiesiog žiūriu vieną tašką, aš jaučiu iš visų pusių į mane turkės moterys žiūri, nes sėdi tokia viena blondinė užsienietė. Tai tas pats jausmas, kai aš ten atsisėdau, kas žiūrėt mano Instagramą, aš buvau įkėlus story, ten buvo Sadguru nuotrauka, žvakė šalia, tos altorius padarytas ir gėlės. Tai aš pagalvojau, kad žmonės pagalvoja, čia gal laidotuvės, nes žinai, kai laidotuvės. Tai aš ten kitaip sėdėjau, taip tiesiog žiūrėjau, tai toks paėmė graudulys, toks viduj taip pradėjo judinti. Bet man labai patiko mokytoja, ta kur vedė. Jinai yra, nežinau, man atrodo, jinai yra indė, nes akcentas kaip indiškas, vardas Rebeka. Ta prasme, matot, aš manau, jums padarė tokią klaidą, nes aš manau, žmonės jos nesuprato. Jinai atėjo, pradėjo kalbėti, kas ta vidinė inžinerija. Nes esmė ta, kad, kaip Sadguru sako, kad mes žmonės, visa visuomenė jau tiek čia viską išorį esam padarę, tą visą inžineriją, tą namai, infrastruktūrą, geriausias gyvenimas, kokį realiai per visus laikotarpius žmonės gyvenam, mes gyvenam geriausiai, bet tikrai nesam pati laimingiausia ta generation, tiesiog visuomenė, taip pasakykim. Ir esmė, kad reikia eiti ir tą vidų irgi inžinieriškai ten tvarkyti, žodžiu, apie tai ten viskas. Kaip išmokti tvarkyti savo emocijom su visu tuo. Ir ten pradėjo tą pasako, ten parodė Sadguru tokį filmuką, ką jis yra nuveikęs gyvenime. Ir aš nemaniau, kad jin yra ta pagrindinė mokytoja. Aš maniau, tiesiog pristatysi, kažkas po to kalbės. Aš manau, visi taip galvojo. Ir tiesiog aš to žmogus, kad aš tokiuose mokymuose, ypač kai yra daug nepažįstamų, aš tiesiog sėdžiu, klausau, žinai, aš viduj ten viską išgyvenu. Ir visą taip pat aš matau. Ten palinkčiam, tokia žiūri mumis. Ten angliškai kalbėjau, kai kurie turėjo ausines į suvertimo. Ir jinai sako, ar jūs ant manęs supykę? Ar sako, man kažką ten jums pajokauti? Visi tokie, kodėl? Nes mes nesuprantam, kad jau yra ta mokytoja ir nežinau, man kas labiausiai nepatiko, nežinau, kiek iš jūsų žmonių esat žiūrėjęs Sadguru, pakelkit ranką arba man pakomentuokit, kas sekat Sadguru. Aš nuo 2015 metų labai daug žiūrėdavau, bet tada porą metų nebežiūriu, nes atrodo jau viską pažiūrėjai, ten nebėra man kažko labai daug, nes labai daug ir kartojasi viskas. Ir kas žiūri, ypač angliškai, turbūt lietuviškai ir nėra, nes turkiai yra ir turkiškai išversta. Tai Sadguru turi tą tokį kitokį kalbėjimą, jo tos frazės kitokios, sakiniai kitokie, ten duoda tokių visokių pavyzdžių, gyveno kartą tas ir taip, tokie vos ne kaip tautosakos, tokie motyvai ten jis tai pasakoja. Ir jo ta grynai žodžių struktūra to angliško. Ir tie bajeriai tokie jokingi, pajokavimai, tie tokie, metaforos, parodymai, tiesiog paklausi situacijos, jisai pasako, kad tokie bajeriai ten yra prasmė. Tai ta moteris kalbėjo ne tik kaip jisai, žodint, ta prasme, sakinio struktūra tokia pat, bet ir tos pačius bajerius sakė, aš tokia sėdžiu. Aš žiauriai, man labai nepatinka, kai žmonės kopijuoja vieni kitus. Tiesiog tu gali įsikvėpti, nes aš, pavyzdžiui, kai mokinausi jogos mokymus, aš turėjau 2 mokytojas, jos buvo žiauriai skirtingos ir dar prieš tai aš turėjau tiesiog jogos pamokų mokytoją, kuri buvo nerealiai, aš pas ją lankiau kundalinį jogą, ten man buvo mano visiškai tokia mokytoja. Tai aš iš jos įsikvėpiau ir, pavyzdžiui, per savo pamokas darydavau ne tai, kad taip pat, bet kai kurios dalykus panašiai darydavau, nes mane labai įkvėpė jos kai kurios frazės, tai aš jas panaudodavau, bet perteikiau per save. Tai ta moteris, suprantat, tu gali bandyti kalbėti kaip kažkas, bet tu žiūri tą žmogų ir tu jo netiki. Tai man tas nepatiko, aš ją žiūriu ir aš netikiu, ką tu sakai, bet vis tiek, ta prasme, bet po to aš jau stengiuosi išjungti tą savo ego, nes jis ir sakė, kad čia labiausiai purtis mūsų ego, tai galvoju, jo mane purto. Turbūt taip ir turi būti, kad tokia mokytoja, kur man iškart, tokia nelabai patiko. Tai vakar ten realiai nieko labai ten daug ir nedarėm, ten labiau kalbėjom ir jinai pasakojo kažką. Iš čia tikiuosi, ten tai šuo pas mumis. Žodžiu, išeina kita moteris su šuniu. Tikrai aš nenoriu dabar stotis, mes ką tik atėjom. Nes šiaip būna, kad kiti atsiveda irgi čia šunės, čia visi laksto, bet žodžiu, nesvarbu. Ir ten vakar tik tais vieną mokinomės joga kriją, man atrodo, ar joga namaskar, ten tokia jogos tokį dalyką, tai gan sunkus. Tai šiaip įdomiai. Tai šiandien irgi labai įdomu, kaip bus, bet jau aš šiandien kitaip jaučiuosi, tai aš jau manau, tikrai čia jau stipriai mane pajudino. Ir aš naktį Sadguru sapnavau, tiesiog aš jo ten klausiau, kažkuris ten pasakojo, aš sėdėjau tai ir galvoju, įdomiai, čia jau kažkas.
Ai, dar vakar fainas dalykas buvo, aš dalinos Instagrame, tai manau, čia ne visi seka mane Instagrame, tai nematė. Tai vakar man taip fain tokia manifestacija išsipildė per dieną. Žodžiu, į šitą Sadguru renginį, ten e-mailę rašė, kad atsinešti savo gertuvės, ten bus vandens pasipildyti pas juos, bet prašė, kad būtų gertuvės, o ne plastikas, nes jie labai saugo ir tausoja gamtą. Ir aš galvoju, kokia man čia gertuvė pasimti, nes nelip. Nes mano gertuvė yra Stanley, tokia didžiulė, ten 1,8 litro ar kiek ten, ir jinai yra su šiaudelė, o kita gertuvė irgi mano su šiaudelė vandens gertuvė, nes aš neturiu tos, turėdavau, bet man ten sulūžo mokyklai. Ir galvoju, gal vyras turint darbe, nes jisai ten darbę ofise gauna kartais, žodžiu, vyras darbę kartais gauna ten kavos gertuvės ir panašiai. Kažkaip aš jau nepaklausiu, gal turbūt neturėsiu, būtų gal namo parvežęs. Ir dienos metu ateina siuntinys namo ir aš pažiūriu, gal ten mano kamerytėj kažkas, bet žiūriu vyro vardas, gal netidarysiu, tai jam gal į ofisą dalykai, nes ten su draugu tokį turiu ofisiuką, kurie ten savo dalykus perka ir daro. Tai sakau, gal jis į ofisą išsiveš. Ir grįžta vyras, atidaro siuntinį, sako, žiūrėk, aš čia tau nupirkau. Ir žiūriu gertuvę, man nupirko vyras gertuvę, vario gertuvę, aš namie parodysiu. Ir įdomiausia, sako, aš ją užsakiau prieš 2 mėnesius, nes ir gertuvę užsakė, ir savo tokią apyrankę varinę, ir juos daro rankų darbo Turkijoje kažkoks ten žmogus. Ir atėjo būtent tą dieną, kai man reikia gertuvės, tai aš tokia Muratai sakau, tu įsivaizduoji, aš kaip tik galvoju, kad aš neturiu gertuvės. Man čia toks buvo, wow, nes sakau, aš nenorėjau imti savo tų gertuvių su šiaudeliais, nes man yra buvę per jogos mokymus, kaip netyčia kažkas, ar aš pati paspyriau ir išbėgo man ant kilimėlio, toks žiauriai nemalonus dalykas. Tai žiauriai fainai. O dabar aš šiandien dar eisiu pas savo jogos mokytoją, čia netoli manęs studija, kur aš lankiau jogą ir pilatesą ir ten pati pamokas vesdavau jogos, tai eisiu pas ją šiandien į pilateso pamoką, mat pilates. Tai šiaip galvoju, gal neit, nes gal pavargus būsiu, nes biški nugaras skauda po vakar meditacijos sėdėjimo ilgai, bet sakau, noriu, nes aš to savo mokytojas labai pasilgu, noriu kontaktą palaikyti su ją. Tai vat. Keliausim dabar namo ir šiaip galvojau, žadėjau eiti išsimaudyti dabar, nes man plaukai labai šiandien kažkas susišiaušė, bet galvojau, nesimaudysiu, žiauriai tingiu grįžus, teksiu, prakaituosiu grįžus, išsimaudysiu. Tai susitinkam kitam kadre. Aš jau susirašiau, apsivilkau vėl tą patį outfitą, nes man patinka šitas outfitas. Apsimoviau geras žalias kojines, bet svarbiausia, tai nėra Lietuvos kojines. Tai dabar eisim į pilatesą. Ir va mano ta gertuvė, reikia vandens susipilti ir čia yra rankų darbo, tai man wow, žiauriai gražiai, bet fainiausia, kad atėjo būtent tą dieną, kai man reikia gertuvės ir aš taip pagalvojau, gal mano vyras kažką ten turi, neturi, ir sako, ko tau aš nupirkau prieš 2 mėnesius ir vakar atėjo. Labai faina, kai tos gruodį saulė šviečia, gan šilta, einam dabar pasportuoti. Grįžau į studiją, kur visą laiką čia sportuodavau ir man čia labai patikdavo. Čia prasidėjo mano jogos kelionė. Tai turbūt aš ten dabar pilatese nieko nefilmuosiu, nes nesinori taip, kad einu pasportuoti. Va, jau pasportavome. Iš manęs mokytoja juokės, sako, Laura, tu visiškai nesuprakitavai, sako, kitą kartą daugiau aš duosiu sportuoti. Ir pagyrė, kad sako, formas nepraradai, nes aš pas ją lankydavau ir jogą, ir pilatesą, tą tokį grupinės tas pamokas. Ir pagyrė, kad mano nugara labai gražia. Tai nugarą tai jau turiu, ir rankas, ir nugarą tokius raumeningus. Tai sakė, šaunuolė, kad nepamečiau sporto. Einu dabar aš į kavinukę vaiko mokyklos pasėdėti, atsigerti kavytės ir tada jau vaiko pasiimti. Izabelė, ką valgai? Bulbų. Ką valgai? Bulbų valgo. Tai aš jau susiruošiau, jau keliausiu į Sadguru 2 dienos mokymus. Šiandien apsivilkau kaip tikra jogė. Tikiuosi negalvo žmonės, kad aš čia truputį kažką vaizduoju. Dar tokį švarką pasiėmiau, nes realiai ten šalta, aš vakar ten sušaliau ir nežinau, kiek mes ten darysim kažko judėjimo dalykų, nes vakar tai tik ant galo sušilau, dar gertuvę pasiėmau.
Tai va, mano girtuvė, mano jogos kilimėlis. Vakar nešiau smėlyną kilimėlį, šiandien pasiėmiau baltą. Ir tiek, tai aš jau rytoj jums papasakosiu, kaip šiandien man sekės. Ir aš manau, kad šiandien jau bus giliau. Ir labai bijau, kad galiu verkti, nes aš tokia jautri būnu tokiuose dalykuose. Tai ačiū, kad žiūrit ir susitiksime rytoj.